Tai tiesiu tas atvejo analizės, šį kartą pažadėjau Mildai daugiau panagrinėti, panalizuoti jo situaciją. Milda turi 5 metų dukrą, laukėsi antro kūdikio, kaip suprantu, antros mergaitės. Ir kaip mama susiduria su tuo, kad jos 5-metė sunkiai išgirsta dalykus iš 5-6 karto. Tik sureaguoja paprastai tada, kai mama jau pakelia balsą. Milda klausia, ar tai gali būti užsitęsus 3 metų krizė, ar galbūt tai kažkaip yra susiję su tuo, kad jinai laukėsi, vaikas tai nori būti didelis, tai elgėsi kaip mažas vaikas. Tai noriu pakomentuoti plačiau, Milda. Tai tikrai nesusijęs su tuo, kad jūs laukėtės, todėl kad 5-metis vaikas negali kol kas dar įsivaizduoti, kaip jo situacija pasikeis ir kaip čia bus, kai gims brolis arba sesė. Kai tai atsitiks, tada ir vyks emocinė reakcija, tada jinai ir supras, kad jos gyvenimas apsivertė ir atsirado, žodžiu, konkurentas dėl tėvų dėmesio arba konkurentė. Šitie dalykai yra nesusiję. Tai gali būti toks užsifiksavęs vaiko netinkamas elgesys, galbūt todėl, kad jinai nepatiria pasiekmių dėl to, kad jinai neišgirsta jūsų, tarkim, iš antro arba iš trečio karto. Tai vaikai, jų elgesys labai logiškas. Netinkamas elgesys, jeigu jisai nesulaukia kažkokių pasiekmių neigiamų, jis tiesiog yra kartojamas, nes vaikui jisai apsimoka. Tai aš siūlau jums laikytis tos tokios 3 žingsnių taisyklės. Tai reiškia, kad jūs galite paprašyti 1 kartą, 2 kartą paprašyti ir priminti, kas bus, jeigu vaikas pasirinks jūsų neišgirsti, tačiau turi būti aptarę tą pasekmę, ir 3 kartą tiesiog taikyti. Tokiu būdu jūs būsite tie tėvai, kurie nėra sugedusios plokštelės, kurie laikosi savo žodžio ir tiesiog bejėgiškai nekartoja dalykų daug kartų, tol kol jiem patiems pasibaigia kantrybė. Pavyzdžiui, tarkim, jūs kviečiate dukrą vakarieniauti, o jinai vis dar žaidžia, ar ne? Tai jūs pakviečiate 1 kartą, 2 kartą jūs ją pakviečiate, informuojate, kad jeigu jinai toliau žais, tai jūs tiesiog pradėsite valgyti, jinai liks be vakarienės. Ir 3 kartą jūs tiesiog informuojate, kad jūs jau valgote ir valgykite. Jeigu jinai ateis vėliau, žodžiu, ir paprašys maisto, jūs ramiai pasakykit, kad jinai pasirinko nevalgyti vakarienės ir tokiu atveju alternatyva gali būti jogurtas be jokių priedų ir pasaldinimų. Ir taip visur, kur, žodžiu, laikykitės to tokio 3 žingsnių taisyklės. 1 kartą primenat, 2 kartą dar kartą primenat, pasakot, kokia bus pasiekmė, 3 kartą taikot, jūsų autoritetingumas didės, vaikas įpras jūs girdėti, nes žinos, kad jūs esat mama, kuri laikosi žodžio.